Dažniausia problema daugelio merginų ir moterų šiai dienai tai yra, kad atsirastų tinkamas vyras jų gyvenime, jos nenori laukti. Nori, kad viskas įvyktų greičiau. Ir tuomet jos pradeda kartu gyventi, kartu miegoti anksčiau laiko. Bet merginos, moterys, jeigu jau susitikinėjat su kokiu nors vyru, tai pradžioj pasistengkit jį gerai pažinti. Ar jisai atsakingas, ar jisai stiprus, ar jisai turi darbą, kokie jo santykiai su jo šeima, kokios to vyro silpnos, stiprios pusės, ar jisai turi žalingų įpročių, galbūt jis ten kokius tai kazino žaidžia pastoviai. Tai būtent galit padaryti su juo susitikinėdama, eidama į pasimatymus, bet nepradėdama, ką daro daugelis, būtent nepradėdama su juo anksčiau laiko miegoti ar pradėti gyventi, ten nuomotis kažkokį tai būtą bendrai kartu ar pas jį. Būtent prieš gulant į lovą su vaikinu jūs turite išsiaiškinti, ar jisai vertas tapti jūsų vyru, galbūt jūsų vaikų tėvu. Nes kiek man teko konsultuoti, kiekviena moteris, jinai nori ko? Jinai nori vyro, o ne tik tai kažkokio tai lovos sugulovo. Todėl pradžioje pasistengkit pažinti tą žmogų iš arčiau. Su juo susidraugaukit ir tik tai po to pradėkit kartu miegoti. Ir tada su laiku iš jūsų draugo jisai gali tapti būtent tuo lovos sugulovu. Ir daugelio merginų ir moterų problema yra ta, kad jos nori. Kad jos nori būtent, kad jų lovos sugulovas taptų jų vyru, arba tiesiog tikisi, galbūt jis taps mano vyru. Galbūt draugu taps, būt taps artimų žmogum, bet ne atvirkščiai. Tai būtent yra ta priežastis, kodėl ir nesiseka sukurti laimingų santykių. Jūs galite sužinoti viską būtent apie tą žmogų, su juo bendraudama, leisdama laiką kartu, bet nešokdama į santykius iš karto. Nes nei seksas, nei bendras gyvenimas irgi nepadarys to vyro tinkamų partnerių. Nesigaus viskas tiesiog kažkaip tai savaime, nebus savaime kažkokios tai pasakos. Tiesiog jūs pačios nusprendžiat, ar jisai yra vertas jūsų. Ir tą turit padaryti būtent prieš atiduodama jam savo kūną, prieš atiduodama jam savo širdį. Ir tik tada paklauskit savęs, ar jisai vertas tapti mano vaikų tėvų, mano vyrų. Tai būtent reikia tam laiko. Reikia tam laiko. Na ir kiekviena moteris, man irgi teko konsultuoti per 12 metų praktiką ne vieną moterį. Ir moteris, jos ką sako, kad jos nori vyro, o ne tik lovos draugo. Ir tam, kad vyras norėtų būti jūsų vyras, tai pirmiausia turi atsirasti tarp jūsų tas tikrasis gilus ryšys, bet ne lova. Ir daugelis moterų jos tikisi, kad lovos draugas, jisai laikui bėgant, taps artimų žmogų. Arba galbūt jisai ves mane. Galbūt tada po laiku jisai taps draugu, o gal net to išsvajotų vyru. Dažniausia viskas būna atvirkščiai. Tik draugas gali tapti vyru ir partneriu visam gyvenimui. Jei šis video palietė, pasidalink su drauge, kuriai tai irgi būtų svarbu.